kalbant apie tą dvigubą teisėsaugos kelią arba selektyvų teisingumą. Kada Šurajevas Seime tautos atstovybė iškoneveikia Seimo narius, išvadino šlykščiausiais žodžiais. 25 eurų bauda, man atrodo, ir Gražulis pasako daug švelnesnės formuluotės, tiesa pasako vienos agresyvios visuomenės grupės atžvilgių, ir jam baudžiamoji byla, nuosprendis, ir toks nuosprendis jau ženkliai kitoks negu ponui Šurajevui, ir baudžiamoji byla ne administracinis nusižengimas. O vakar buvo atsiųstas kitas neadekvatas, nes, kaip ne kaip, yra konservatorių partijos nariai, Seimo narės padėjėjas, kuris irgi elgėsi ypatingai įžūliai, priekabiavo prie Antano Kandroto, po žodžių jau sekė konkretus veiksmas, pjūvis į veidą. Antanas sureagavo taip, kaip sureagavo, bet labai vėlgi įdomus tos pačios policijos elgesys. Jinai matė viską. Jinai matė ir spjūvį į veidą, ir kabinėjimąsi prie Antano, nors jis prašė jo neliest. Matė, ką po to padarė Antanas, bet sulaikomas kažkodėl tik tai vienas Antanas Kandrotas. Bartkevičius nėra sulaikomas. Kodėl? Baudžiamojo kodekso 284 straipsnį jam tikrai buvo galima pritaikyti, nes jo veika jį pilnai atitiko. O tas straipsnis numato atsakomybę už viešosios tvarkos pažeidimą, kai asmuo viešoje vietoje įžūliu elgesiu piktybiškai tyčiodamasis demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką. Tai čia jo veiksmai pilnai patenktų. Ir šiandien mes matom antrą dalį šito provokatoriaus, aš negaliu kitaip pavadinti veiksmų. Štai ką jisai sako. Pacituosiu. Pamatai celofaną ir spjauni jam į snukį. Reikia padaryti taip, kad jie negalėtų ramiai pereiti gatvės, kad negalėtų užeiti į restoraną ar kavinę, kad negalėtų pažiūrėti kino, kad negalėtų nusipirkti batų net Gariūnų turguje. Trumpai sakant, reikia didžiulės pasipriešinimo bangos visoje Lietuvoje, kad celofanai negalėtų padaryti nieko, net laisvai kvėpuoti. Reikia spjauti ne tik ant celofano, sąrašą galima tęsti. Tai Ragelskį mynė jisai, generolą Tutkų mynė. Tutkai, visa ta smarvė, kuri gavo rusiškų rublių, jis matomai žino, kad pradėtų kovą prieš mus. Tai tokie tekstai, tai vėlgi aš tiesiog tokią seną nuvalkiotą frazę noriu pavartoti. A kur žiūri policija? Nes čia yra akivaizdus neapykantos kurstimas, neramumų kurstimas, žmonių provokavimas. Ir jeigu kažkas išgirs, kada visuomenė yra iš tikrųjų supriešinta ir įkaitinta, kad štai, eikit, spjaukit į veidą generolui Tutkui, spjaukit kitiem veikėjam, išmeskit juos iš parduotuvės, neleiskit šaligatviais vaikščioti, tai Trečiam reiche vienai tautai neleido šaligatviais vaikščioti. Tai mes link to keliaujam, ko gero.